Prisiekiu sąžiningai tarnauti tėvynei. Rinkėjai turi suvokti, už ką balsuoja. Prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Žmogus einantis į rinkimus ir žinantis, už ką balsuoti, klaidos nepadarys. Tai padeda man Dievas. Neeksperimentuokime, vertinkime ir palaikykime tuos, kurie savo pažadus pakeičia darbais. Visuotinė tokia profsąjungiečių nuomonė yra, kad vienintelė darbo partija, kuri pasirašė susitarimą, laikosi susitarimo sąlygų ir stengiasi besąlygiškai vykdyti. Per mūsų švietimiečių ilgalaikės streikus mes reikalavome didesnių atlyginimų. Tuomet Valentinas buvo vienas iš iniciatorių Lietuvos Respublikos Seime, kurie pateikė projektą dėl darbo užmokesčio didinimo pedagogams. Tai nuo to laiko prasidėjo bendradarbiavimas su profesinėm sąjungom. Suprantama, kad žmogus tikrai atsakingas, nuoširdus ir svarbiausia, kad tai, ką pažada, padaro. Čia jau yra tikrai kaip ir politiko vienas iš tokių išskirtinių bruožų. Paprastai politikai mėgsta žadėti. Šiandien galiu pasakyti tai, kad be Valentino Bukausko pagalbos ir jo suvokimo apie švietimo svarbą, mes nebūtumėm tiek pasiekę ir Telšių rajone. Juo labiau, kad jau nuo 2008 metų po masinių streikų, kur daugiausiai atstovavo šitos reikalavimus Žemaitijos susivienimai ir mes sulaukėm didžiulės jo pagalbos. Mūsų profesinė sąjunga yra įsteigusi būtent garbės ženklą už ypatingus nuopelnus profesiniai sąjungai. Tai Valentinas buvo vienas iš tų pirmųjų žmonių, kuris buvo apdovanotas to ženklu, būtent už visus tos nuopelnus, sprendžiant švietimo problemas, stengiantis įgyvendinti mūsų siekius, keičiant švietimo sistemą, gerinant švietimiečių tiek darbo apmokėjimo sąlygas, tiek socialinės sąlygas. Ir šiaip mes visada kviečiame į bendrus renginius. Mūsų renginiai, kurie vyksta rajoniniai renginiai, konferencijos, ir koncertai, ir šventiniai renginiai visada esam įpareigoti pakviesti, tiesiog įsipareigoja pakviesti, nes tas žmogus tikrai atneša tokius gerą nuotaiką. Mielieji, Seimo nariu esu renkamas nuo 2004 metų. 3 parlamento kadencijas skyriau savo gimtojo Telšių krašto žmonėms. Buvau, esu ir liksiu telšiškis.